10 įspūdingiausių ir įdomiausių pasaulio bibliotekų. Bibliotekų reikšmė ir išskirtinumas. Bibliotekos yra ne tik knygų saugyklos, bet ir svarbus kultūros bei istorijos centrai. Daugelis jų išsiskiria įspūdinga architektūra ir primena meno kūrinius. Juose saugomi unikalūs ir vertingi pasaulio paveldo lobiai. Pirma, Hercogo Humfrio biblioteka. Tai yra pati tikriausia Hario Poterio gerbėjų svajonė. Būtent čia filmuojamos visos Hogvartso bibliotekos scenos. Tai viena mistiškiausių Oksfordo vietų, kurioje knygos senovėje buvo tiesiog prirakinamos grandinėmis prie lentynų, kad jų niekas nepavogtų. Nors per reformaciją ji buvo visiškai ištuštinta ir palikta likimo valiai, vėliau ją prikėlė iš numirusiųjų. O dabar ši H raidės formos salė su įspūdingomis lubomis yra viena gražiausių skaityklų visame pasaulyje. Kita biblioteka yra pavadinimu Knygų kalnas. Ji yra įsteigta Nyderlanduose ir yra tikras architektūrinis kosmosas, pastatytas kaip milžiniška stiklinė piramidė. Pagrindinė idėja – paneigti senų tamsių bibliotekų įvaizdį, todėl čia viskas skęsta natūralioje šviesoje, o knygų lentynos vingiuoja per 5 aukštus, kol pasiekia viršūnėje esančią atvirą skaityklą. Įspūdingiausia, kad šiame kalne telpa virš 70 000 knygų, o naktį visas pastatas šviečia tarsi švyturys. Tai ne tik biblioteka, bet ir ekologiškas šedevras. Lentynos pagamintos iš perdirbto plastiko, o visas pastatas laimėjo Nyderlandų nacionalinį medžio apdovanojimą. Kenijoje veikia viena neįprasčiausių pasaulio bibliotekų, kurioje knygas į atokiausias dykumų gyvenvietes gabena ne kas kitas, o kupranugarių karavanai. Ši paslauga sukurta tam, kad pasiektų klajoklių gentis, kur nėra jokių kelių, o saulė kaitina taip stipriai, kad automobiliai tiesiog sugestų. Karavaną paprastai sudaro 3 kupranugariai. Vienas ant nugaros neša apie 400 knygų, o kiti 2 palapinę ir bibliotekininkų įrangą. Atvykus į vietą po akacijos medžiu, tiesiog ant žemės patiesiami kilimėliai ir vaikai skuba rinktis literatūros, kurios kitaip niekada gyvenime ir nepamatytų. Tai ne tik transporto priemonė, bet ir vienintelė viltis tūkstančiams vaikų išmokti skaityti ir rašyti. Toliau Strachovo vienuolyno biblioteka Prahoje. Tai yra viena didžiausių ir įspūdingiausių pasaulyje bibliotekų, įkurta dar 1143 metais. Nors per šimtmečius vienuolynas išgyveno baisius laikus, buvo degintas, plėštas husitų karo metu, o knygos bei religiniai turtai naikinami. Vienuoliai kaskart jį atstatydavo.
Šiandien biblioteka labiausiai stebina savo teologijos ir filosofijos salėmis, su neįtikėtinomis barokinėmis lubomis, kurios atrodo kaip meno šedevras. Įdomu tai, kad vienuolynas turėjo net savo bravūrą, tai yra alaus daryklą, o jų pastatų atnaujinimui 17 amžiuje buvo išleistos milžiniškos sumos, prilygstančios turtingiausių didikų statyboms. Tai vieta, kurioje viduramžių ramybė susitinka su prabanga, išlikusia nepaisant visų istorinių audrų. Binhai biblioteka Tianjine. Ši biblioteka atrodo kaip futuristinis kosminis laivas. Jos centre yra milžiniška šviečianti sfera, vadinama akimi, o aplink ją iki pat lubų kyla banguotos knygų lentynos. Įdomiausia tai, kad dauguma viršutinėse lentynose matomų knygų yra netikros, o tiesiog nupiešti aliuminio lakštai. Tai padaryta tam, kad būtų išlaikyta neįtikėtina vizualinė estetika, nors skaityti ten nieko nepavyktų. Starfieldo biblioteka Pietų Korėjoje. Tai viena fotogeniškiausių vietų Pietų Korėjoje, įsikūrusi pačiame prekybos centro viduryje. Biblioteka neturi durų ar sienų. Ji yra visiškai atvira erdvė su 3 milžiniškomis 13 metrų aukščio lentynomis, kurios naktį nuostabiai šviečia. Tai labiau kultūrinė susitikimų vieta, nei tyli skaitykla, kurioje žmonės tiesiog mėgaujasi knygų apsuptimi. Džordžo Pybodžio biblioteka. Ši vieta dažnai vadinama knygų katedra ir dažnai tituluojama gražiausia pasaulio biblioteka. Jos viduje kyla 5 aukštai dekoruotų ketaus balkonų, o viršuje esantis stiklinis stogas užpildo erdvę natūralia šviesa. Ji tokia graži, kad čia dažniau vyksta vestuvės ir prabangus vakarėliai, nei rimti moksliniai tyrimai. Admonto abatijos biblioteka. Tai yra seniausias likęs vienuolynas Štirijoje. Benediktinų Admonto abatijoje yra didžiausia vienuolinė biblioteka pasaulyje. Taip pat seniai sukurta mokslinė kolekcija. Ji žinomas dėl savo baroko architektūros, meno ir rankraščių. Abatijos vieta ant kalnuoto Gesosufuse nacionalinio parko sienų yra neįprasto vaizdinio grožio. Kanados parlamento biblioteka yra tikras šalies simbolis, pavaizduotas net ant $10 banknoto. Šis 1876 metais pastatytas šedevras stebuklingai išliko per baisų 1916 metais įvykusi gaisrą. Tik todėl, kad darbuotojas spėjo laiku užtrenkti sunkes geležinės duris. Šiandien šioje įspūdingoje erdvėje saugoma virš 650 000 knygų,
o lankytojų žavi prabangaus medžio raižinių interjeras ir centre stovinti balto marmuro karalienės Viktorijos statula. Aleksandrijos biblioteka Egipte. Senovės Aleksandrijos biblioteka buvo didžiausias antikos mokslo centras, kurioje sakoma, kad buvo sukaupti visi to meto pasaulio raštai. Legendos byloja, kad kiekvienas į uostą atplaukęs laivas privalėjo atiduoti savo knygas perrašymui. Deja, jis sudegė. Tiksliai nežinoma kada ir kaip, nusinešdama tūkstančius žinių, o jos vietoje buvo pastatyta moderni, įspūdinga saulės disko formos biblioteka Aleksandrija. Biblioteka yra vieta, kurioje žmonės dažnai nuleidžia balsą, bet pakelia mintis. Ričardas Šarvas. Ačiū Jums už dėmesį.